pasportavom, susipakavom, išjudėjom ir vėl esam degalinį. Tai šiuo kartu jau buvo apie 60 km, rodė, kad ir bus tuščias bakas, tai jau dabar reikia pasipildyti normaliai. Vėl neveikia lokeris. Baisiai užkisa. Ir šiuo kartu yra kaina daug čia. Daug draugiškesnė. €66, galima sakyti. Ir klapsi bėga. Nu, toj turėtų būti pabaiga. Nu, kiek čia tuštinsi kišenę. Jau girdžiu. Nu, ta viešputį. Patep. Autistiški bairiai. Kaip? Kam? Viskas okei? Viskas okei, važiuojam. Važiuojam. 5 minutes later. Na, iš kito kampo šiuo kartu. Ir didelis nusivylimas. Fuck. Šiknoj sėdim. Sėdėm greitkelį, bet šiknoj. Visiškai šiknoj. Vokietijoje, autostradai. Žodžiu, mašina vakar pradėjo skleist kažkokį keistą garsą važiuojant. Toks ne pats maloniausias, bet jokių klaidų nemetė, kažko nerodė, trauka buvo gera, viskas kaip ir gerai. Žodžiu, tiesiog keistas garsas. Pasitikrinau skysčius, viskas okei, jokių problemų, dar iš po mašinos nieko nėra. Bet, žodžiu, kažkas, tiesiog buvo. Ir sustojom degaliniai, tai visą laimę, kad varėm į Tuliką, tai bent čia lengviau. Ir, žodžiu, važiuojam pyst ir išmetė, kad jūsų pavarų dėžė out. Tai, žodžiu, dabar yra kažkokia problema su pavarų dėže. Išsikviečiau traliuką ir dabar laukiam tralo, kuris nugabens mus į BMW servisą, kuris yra, sakė, pakankamai netoli, už poros išvažiavimų, kažkas tokio. Ir traliuko kaina apytiksliai pasakė 320-350 eurų. Tai čia prasideda šita dalis tokia ir toliau žiūrėsim, kas bus toliau. Tai dabar reikia sulaukti traliuko, nutems į servisą, pasikalbėsim, ką gero papasakos, kas čia gali būti. Vokietija, brangu, viskas. Ir kaip Zapadlo rinukas praeitą kartą Vokietijoje strigo, dabar stringa mašina. Shit. Kas su ta Vokietijoje darosi? Dar ką tik prieš kokias geras 5 minutės, blemba, kaip patinka man Vokietija. Tai vat, patinka. Jo, sakiau, patinka, bet brangoka. Stacija šudina. Žodžiu. Yra kaip yra, nieko nepakeisi, nieko jau nepadarysi, dabar viskas, ką reikia daryti. Fuck. Sorry. Tikėtis iš blogiausios situacijos geriausio ir kad pavyks per šiandien gal susitvarkyti mašiną ir pajudėti rytoj namo. Reikia kalt namus. Žodžiu, dabar dar nieks neaišku ir viskas bus eigoj, toliau matysim kas ir kaip. Taip, updatinsim toliau.
Tai labą vakariuką iš Lietuvos. Štai ir mes. Šiaip netaip parvažiavę. Parvykę, parsigabenę ir visai kitaip, šiaip netaip esam čia. Atsiprašom iš karto, kad taip prapuolėm, taip dingom, bet švelniai tariant, dar šiai dienai esam šiek tiek išėję. Ganėtinai ir tokie, ir pavargę, ir visapusiškai tiesiog dar keistoj būsenoj. Taip. Ne tik dėl kelionių aplinkybių, aišku, kas sudarė tikrai gerokai apsunkino ir pakeitė viską tą tokį gražų keliavimą namo, kuris buvo Visai kitaip suplanuotas. Visai kitaip suplanuotas ir viskas buvo visai neblogai, bet gavosi kaip gavosi. Taigi, pradėkim nuo to, kad dalį būsit pamatę, dalies ne, bandysim šiek tiek papasakoti, kas ir kaip, ir, žodžiu, toliau judėsim, tęsim visą istoriją. Taigi, atsikėlėmės tada Karlsrūhe, viskas buvo kaip ir neblogai, išvažiavom, užsipylėm pilną baką kūro. Pafilmavom visko ten. Taip. Dalies neįdėsim, nes ne. Jo, tikrai dalies nepamatysit, bet ką gero pavyko pafilmuoti, pabandysim įmesti pradžioje ir greičiausiai būsit kažką matę. Dar čia procese viskas, tai atsiprašom irgi už šiokį tokį chaosėlį video, gali būti kažkiek tais ir bus, bet žodžiu, grįžtam prie tos kelionių ryto. Na, susipakavom, viskas gerai, išvažiavom, prisipylėm kūro, apie kokį 50 km nuvažiavom nuo degalinės. Pasportavom. Taip. Viskas pagal planą. Viskas buvo labai smooth iki tų nuvažiuotų 50 km. Po juose vidury automagistralės tiesiog išmetė erorą ir neutralą, kad klaida. Ir, žodžiu, nustojom, pasukom į kelkraštį ir viskas. Automobilis užgeso ir nebeužsiveda. Tai ką, iš esmės nieko mes padaryti negalėjom tuo momentu, apart išsikviesti traliuko, kuris papuolė labai sėkmingas ir atvažiavo kazakstanietis, kuris gyvenantis 30 metų Vokietijoje, bet turintis šaknų Lietuvoje ir šiek tiek mokantis kalbėti lietuviškai. Taip, sėkmingai iš tikrųjų įmonė atsiuntė, nes pradžiai buvo mum nukreipę kitą tralo vairuotoją, vokietį, bet paskui jie staigiai susigaudė, kad galbūt mes mokėsim rusų kalbos šiek tiek. Ir akurat atvažiavo kazakstanietis, rusiškai aš tiek kalbu, tiek suprantu. Ir labai puikiai mes su juo susikalbėjome. Na ir ką, iš esmės nusprendėm, kad reikia vežti mašiną į artimiausią BMW servisą, kuris apytiksliai buvo už 20 km. Tas malonumas mums pakainavo 350 eurų. Nuvykus... Cink nebedarom. Nuvykus į BMW centrą pradžioj priėmė, užmetė akį, užregistravo, sekančią dieną galvojo meistriukas pažiūrės ir panašiai, bet vėl išpuolė geras darbuotojas BMW serviso, kuris pažiūrėjo, pasakė, kad tau neapsimoka čia nieko daryti, jeigu mes pradėsim tikrinti, tau kainuos gerokai daugiau, tvarkyti irgi bus be proto brangu ir jokios prasmės. Sako, ir kiek laiko? Taip, ir plus laiko trukmė. Tai sako, viskas, ką tu gali geriausio daryti, tai tiesiog ieškoti stralo, pasivaryti mašiną į Lietuvą ir tiek. Ir pats kaip nors. Ir patys jau kaip nors, taip. Na, situacija gavosi tokia, kad kartu prie to BMW serviso jie neturėjo nei vieno automobilio laisvo išnuomoti. Šalia buvo Eurokaras, kuris lygiai taip pat neturėjo nei vieno automobilio, apart vienos Audi A6, kur už parą užsiprašė 260 ar 270 eurų. Tai pasakėm ačiū, gal kaip nors. Ir buvau paėmęs Airbnb už 50 km nuo tos vietos, nes tai artimiausias Airbnb, kuriam buvo galima gamintis valgyti. Bet, žodžiu, nes pradžioj mašiną kaip ir buvo, turėjom išsinuomoti iš to Eurokaro, bet yra bet. Na ir ką? Tada tas BMW serviso žmogelis suorganizavo, kad mumis priimtų viešbutį su gyvūnais.
Nes mes atsidūrėme labai nedideliam miestelį, kur yra 14 000 žmonių, nei vieno Airbnb. Nieko, tiesiog labai jaukus vokiškas miestelis, kur tiesiog keli viešbučiai ir tiek, kaip sakant. Taip, šiaip jeigu Karlsruhas, man rodos, kad jo, ne, ten biškai kitas. Ne, ten. Šanghal. Kažkoks galas. Ja, Švanghal, kažkas ten tokio. Tikrai žiauriai gražus miestelis. Tai patiko, nes turėjom laiko pasivaikščioti. Tikrai labai gražus, labai autentiškas, viskas ten liuks. Super. Tai gavosi kaip gavosi. Okay. Situacija. Stovim mes prie serviso. Mašinos negaunam. Servisas šiek tiek už miestelio. Ką daryti? Ačiū Dievui, mūsų tralo vairuotojas, kuris, tiesiog daug dievės sveikatos tam žmogui, kuo ilgesnių gyvenimo metų, jisai tiesiog visą tą laiką, kol mes ten aiškinamės BMW servise, laukia, atnešė rinukui skanukų, kad jam liūdna nebūtų, vandenuko ten, žodžiu, viskas suorganizavo ir jau kai buvo suorganizuotas viešbutis, jis tiesiog mumis supakavo su visais gyvūnais ir daiktais ir nuvežė tenais. Nes tam miestelį nei Uberio, nei Bolto nieko nėra. Tiesiog gali kviestis taksą. Taip. Tai jisai nuvežė, padėjo susinešti daiktus, viskas ko puikiausiai, okei, viešbutis. Aišku, tai dienai mes maisto turėjom pasigaminę, visą laimę, sekančiom dienom nieko. Ir tom akimirkom realiai nežinom, ką daryti. Tiesiog kol kas tokie 1500 kilometrų nuo Lietuvos. Na, okei. Iš karto ieškom sprendimų būdų, ką galim daryti, kad nešvaistyti laiko nei minutės. Na ir žodžiu. Gavosi, kad pasiskambinom vienam kitam dėl tralo, susiorganizavom ir jau sekančios dienos rytą, ten apie 8-9 valandą kažkas tokio, atvažiavo, jau paėmė automobilį ir ištralavo į Lietuvą. Nes kiti visi siūlė vos ne savaitės gale, kad jūs būkit vietoje ir panašiai už automobilio laikymą BMW servise, ten kelias dienas palaikytų, bet toliau irgi reikėtų mokėti. Ir toks mes pakibę visiškai ore, tam miestelį, BMW servisos šiek tiek už miestelio, nei Uberių, nei Boltų, nieko. Bet pasisekė, užtaikėm ant žmogelio, kuris turėjo vienintelę vietą ir važiavo kaip ir pro šalį ir prigrebė mūsų automobilį sekantį rytą. Taip, ir tas malonumas irgi pakainavo 600 eurų. Bet tai dar sakė, dar pigu, jo, nes kadangi vienintelė vieta buvo nedidukė. Taip, įprastai dar, kadangi kalbėjau su pora kitų įmonių, užsiprašė 700. Tai kartu gavosi, kad dar ir pavyko sutaupyti. Tai tokia, to automobilio toks likimas gavosi išvykimo ir viskas okei, jisai užvakar pasiekė čia namus, tėvynę ir laukia savo eilės, kada bus pažiūrėtas. Kitą savaitę jisai bus ir labiausiai tikėtina, kad varikliui kaput. Tai kas kaip, toliau jau ten jau matysim eigoje. Tai čia kol kas dar visiškai nieko nežinom, nes tiesiog priimti mašiną dar neturi laiko kada. Okei, su mašina mes jau išsiaiškinom. Čia jau kaip ir geros žinios, kad jau bent transportas bus automobiliui namo, tai jau yra gerai. Na ir ką, ir toliau esam jau mes. Kaip grįžti, ką daryti. Su gyvūnais. Taip. Krūva daiktų, gyvūnai ir taip toliau. Dar tiek to tie daiktai ir mes. Visada gali, kaip sakau, susiorganizuoti arba su mikriuku, arba su lėktuvu ir panašiai, su kažkuom tais gali susiorganizuoti, bet yra ryži bernai, kurie irgi turi papult namo. Sudėtingiausias dalykas. Na ir ką, tai pasiskambinom, vieniem pasiskambinom, kitiem, aišku, vidury savaitės, neplanuotai, jau kitos dienos jau pavakarys. Taip, jau vakaro pusė. Ir jau vakaro pusė, kas kaip. Ir žodžiu, toks, suprantama žmonės, kad užsiėmė ir tiesiog random važiuoti 1500 kilometrų, pasimti draugų, žmonių, kitų pažįstamų ar dar kažkotais ir grįžti atgal, reikia ir laiko, ir sveikatos, ir visą kitą. Taip. O čia mes jau turim būti beproto dėkingi ir esam beproto dėkingi mūsų draugam Milinacai. Taip.
Tai Jie ne tik mumis, kaip sakant, suorganizavo, dar ir aprengė. O, tave. mane aprengė. O man neatvežė. Nebuvo dyk. Ja, bet žodžiu, tai Bet iš taip. esmės gavosi taip, kad pasiskambinom, pakalbėjom. Ok, sako, gerai, aš važiuoju iki namų, susimetu daiktus, nusiprausiu ir važiuoju. Ir už valandą. Ir žmogus už geros 1,5 valandos išjudėjo pasimti mūsų 1500 km 8 valandą vakaro. Čia yra kosmosas. Čia wow. Čia iš yra, esmės. taip. Ir taip. negana to, ok, pasižiūrėjom, apie 15-16 valandų važiavimo atgal į vieną pusę. Tai primetėm, kad kitos dienos 12-1 valandą plius minus turėtų būti su sustojimais, kad palsėti šiek tiek, gal numigti ten valandėlę, jeigu reikia viską. Ok, mes sekančios dienos rytą atsikėlėm, nuvarėm, pavalgėm pusryčius ir kadangi būdų pasiruošime, tik tais viešbučio galimybė valgyti yra, tai pasiėmėm kiaušinių, pasiėmėm kumpio, pasiėmėm duonos ir pasiėmėm avižų. Iš esmės, viską susirinkom iš makro tą, ką reikia, tik tiesiog šiek tiek kiti šaltiniai gavosi. Ir viskas. Pavalgėm. Mano net šaltiniai tie patys. Taip. Ir tada nuvarėm sportuoti. Sportas niekur neprabuolė. Sporto diena buvo, reikia pasportuoti, nieko nepadarysi. Bernai ramiai savo viešbutį iki Marino. Ja, savo viešbutį pabuvo o salytė buvo už 500 metrų nuo namų, kas vėl didelis pliusas. Ir vėl, kam turim būti dėkingi, tai vokiečiam už tai, kad pas juos salės pirmą kartą labai dažnai, kur yra nemokamos, pirmą kartą pabandyti. Žiauriai faini. Ja, ir prieš tai dieną buvom gavę tą pačią galimybę pabandyti ir išvykimo dieną vėl lygiai taip pat gavosi. Tai čia, bent čia sutaupėm, tai labai fainai. Ir salytės visai geras. Smulkmena, bet malonu. Prie viso šito šūdo, kuris įvyko, tai čia tokie teigiami dalykai, kur visur reikia juos išvelgti ir pliusuoti. Na ir ką, tai mes jau, aišku, į treniruotės galą, parašo žinutę, kad... O mes išsičekinint turėjom 11 valandą, bet man pasakė, ryte galit nuspręsti, reikia čekinintis ar ne. Vėlesnį įsiregistravimą internet rinkti, tai... Jo, dėl gyvūnų liksim gal iki kokių 2, kada tenais, kaip sakau, palei laiką. Žiūrėsim, jau ten susirašysime įgoj. Na ir ką, 10 valandą įmeta nuotrauką, kad jau prie viešbučio. Ok, 10 valandą, kaip planuota, 2-3 valandom. Na ir ką, tai užbaigėm treniruotę ir tada staigiai parvarėm, susipakavom daiktus. Supakavom gyvūnus. Ir 11 valandą pajudėjom jau atgal namo. Taip. Tuomet dar žmogelis Milinacas tapatybės neatskleisi. Pavairavo apie 3 valandėlės atgal, nes puikiai jautėsi, viskas sako gerai, tai jokių problemų. Kol šiek tiek taip pakalbėjom, kol viską. Na ir ką, ir tada jau sėdau aš už vairo ir jau visą kelią partarkavau atgal namo. O kaip mes sukomės, maisto tai neturim, po pusryčių, kaip taip, sakau. Tai gavosi, kad tik išvažiavom, kažkaip viskas taip staigiai ir visai užsimiršo, kad maisto likusio neturim. Tai tik tais pradėjom judėti ir prisiminėm, kad reikia maisto kažkokio, kažką reikia organizuotis, tai staigiai įsivedėm į Google Maps'ą ir kaip tik išmetė, kad už porą šimtų metrų parduotuvę. Tai kaip tik ant tų stabdžių, posūkis, viskas nušokom į parduotuvę ir ten kažkoks buvo bio prekybos centras, kaip pusiau turgelis, ekologinių prekių parduotuvė, kažkas tokio. Na ir visas išsisukimas. Pasiėmėm krevečių, pasiėmėm paruoštų, taip, išvirtų tiesiog. Paprastų, visiškai be nieko paprastų krevečių. Pasiėmėm kumpelio lieso ir pasiėmėm ryžių trapučių bei salotų. Vakarieniai pasiėmėm varškę. Jogurtą. Ne, varškė ten buvo. Taip. Bet trinta kaip jogurtas. Ja, tokia panašios jogurto konsistencijos varškė. Na ir tenai su proteinu pavalgėm. Tai dar turėjom krymo fraiso po paskutinę porciją jau paruoštą, kur irgi pasidarėm po sporto pavalgyti. Na ir taip ir viskas gavosi iš esmės, viskas viens prie vieno, ką ir prastai valgom, tik tiesiog kiti šaltiniai iš ko susirinkom, bet viskas tas pats.
dar buvau net nuotraukai metęs į Instagramą, turbūt kas sekat matėt, kas nesekat, jūsų bėdos, daug ką prarandat. Daug daugiau dalinamės. Bet, žodžiu, viskas tvarkingai, viskas pavalgiam, viskas gerai ir parmynėm 3 valandą nakties. Ryto. Čia nežinau jau kaip pasakyti. Jau sustojimo nedarėm, nes tiesiog nusprendėm vienu ėjimu, kadangi buvo busiukas, nes bet kokiu atveju vietos buvo daug daugiau negu automobilį, tilpo visi mūsų daiktai labai patogiai, buvo ir bernam patogu, ir katinėlio visi intimus reikalai buvo bagažiniai padaryti, kuris puikiai susitvarkė, čia vienas iš esminių dar dalykų. Ir ko gražiausiai mes parmynėm. Taip, ir parvažiavom visą tą dalį apie kokioj būklėj mes parvažiavom, matysit rytinį, kur jau buvom apsitvarkę, arba jau matėt, nežinau. Ne, davai įdedam dabar. Gerai, tai tada. Na tai, labas rytelis. Na, gal iš mano veido matosi, kad jau netoks ir labas. Buvo linksma ir smagu, sakykim taip. Vakar, tiksliau šiandien, parsiradom mes 3 valandą ryto, ėjom į savo namus, kaip matot, visą room turą padarysiu. Ir Ana išėjo su Rinuku į lauką, sako, aš ne toj stadijai, kad filmuotis. Tai, matot, aš irgi tikrai tokioj labai fainai stadijoje. Visą dalį mes apžvelgsim prieš šitą dalį, nors kurios dar nesam nufilmavę, bet tokia realybė, kad reikės prieš istoriją visą nufilmuoti ir sudėlioti taip, kad šitą dalį jūs matytumėt po to. ir, žodžiu, tikrai matosi, kad pasidrožęs ūkiškai atrodau. Tai, kaip ir minėjau, prisigabenomės 3 valandą ryto, po 3:10, o po to mes, kol viską biškutį susiruošėm, pasidarėm, tai nuvarėm beveik 4 valandą miegot ir esu miegojęs mažiau negu 4 valandas, 3,5. Na, bet ką padarysim, svarbiausia, esam namie. O tie namai, tai kol kas, tokioj įdomesniai stadijoje, kur, einam žiūrėti. Tai viską pradedam nuo pradžių, kad matytumėt, kaip linksmai parvykom, į kokią poziciją ir kol biškutį bus linksma šiandien tikrai. Tai nuo ėjimo prasideda Dėžių karalystė. Čia dar, aišku, mūsų keletą daiktų, kurie parvyko kartu su mumis. Tiksliau, čia maišas, visa kita čia būta. Toliau keliaujam, pirmas mūsų kambarys. Čia jau mūsų daiktai iš kelionės. Čia viskas būta. Opa, miegamasis. Jau turim lovą. Na, čia bardakėlis. Lova, tai aišku, yra čiužinys. Tai vakar išsipakavom čiužinį, pasitiesiam ant plevelės po išpakavimo, pasiklojom ir taip išmiegojom. Tai šiaip labai aфиgenas čiužinys kol kas. Kas keisčiausia, abiem labai patiko. Kaip matėt, praeitose vlogose pasakojom, kad mums reikia skirtingų čiužinių. Biškutį mėgstam vienas, aš šiek tiek minkščiau, Ana šiek tiek kiečiau. Tai šitas gavosi, kurį nusipirkom, pirma naktis kol kas tobulai abiem atrodo, kad būtų, bet po kelių naktų bus geresnis vertinimas, nes šiandien sunku kažką ir pasakyti. Tai čiužinį pirkom iš Lonas, kur gavom didžiausias rekomendacijas, viską kas ir kaip, tai pirma naktis tikrai nenuvylė. Keliaujam toliau. Na, čia koridorius,
kas puiku yra, kad turim jau visą įrengtą, beveik visą dušą su tualetu, tai čia yra svarbiausias aspektas. Toliau čia atkeliavo užvakar visa mūsų buitinė technika. Virtuvinis yra parengimo stadijoje, buitinė sustatymo dalyje. Čia atkeliavo ir vakar kampas, kas irgi džiugina, ką šiandien galėsim susistatyti ir pasilaisinti visas tas erdves, nusimti plėveles, nes viskas kaip jau ir padaryta. Ir susitvarkyti, šiandien laukia daug tvarkymo darbų, labai daug. Na, taip. Tai apie namus dabar tik tiek, po to, kai jau daugiau viskas kažkas susistabilizuos pas mumis, tada matysim, ką dar jums čia gero parodyti, papasakoti. O kol kas tiek, reikia ryt biškutį tvarkytis, nes neužilgo atvaro meistrai darbuotis ir vėl šiek tiek bus chaosėlis. Reikia pasitvarkyti ir varyti, pavalgyti. O labai džiugu, kad mūsų kaimynai yra Rokas su Lina ir varysim pas juos pusryčiauti, gamintis valgyti. Nors jie darbuose, o mes ne, nes dužė, tai turim galimybę pasidaryti pavalgyti, kas džiugina. Tai todėl labai gerai, bus daug paprasčiau viską susidėlioti, pasidaryti ir neiškrist iš režimo, nes kitu atveju reikėtų turbūt nuomotis papildomai Airbnb šiandien, vien dėl maisto gamybos. Na, tai tiek ir susitiksim gal vėliau po kažko čia. Pažiūrėjot, pamatėt biškutį veidelio skirtumą, garantuotai pastebėsit irgi, kad tenai matęs, kad buvo 3 valandos miego ir sudaužyti visapusiškai. Namai kokioj būklėj buvo irgi pamatė, tai buvo labai faina. Tai buvo planuota ne taip visiškai, taip. Ir taip, ir jūs matėte čia jau aptvarkyta, kai mes grįžom, valandą laiko dar turėjom apsitvarkyti biškutį, kad... Tiesiog paruošti kažkaip tais tam pabuvimui, tom 3 valandėlėm miego namus. Ja. Na ir tiek. Tai va, ir šiom dienom dar, kaip ir minėjau, video pradžioj, dar tokie lengvai dužė, lengvai chaosėlį, nes namai toks lengvas bendrabutis, kur viską reikia ir tą, ir aną, ir trečią, ir ketvirtą, ir daryti, pasidaryti. Ir... Dar viskas, remontai nebaigti procese, kaip sakau, kiekvieną dieną mes turim tai santechniką, tai elektriką ir panašiai, nes reikia damušti visus tos darbus, tai... Na, tokia vat kasdienybė. Kai grįžom, kritom miegot, o jau 7:30 atvarė darbuotis. Kažkas. 7:30 jau atvarė darbuotis, tai mes visiškai atsikėlėm absoliučiam kosmose. Tai nieko, gerai Rokas su Lina arti gyvena, tai nuvarėm papusryčiaut, išsimaudyt, pasidaryti būtiniausius reikalus ir visai neblogai. Yes, tai taip ir pagyvenom, prasisukom ir dar sukamės toliau. Džiugu, labai ačiū irgi Papanama už mašiną paskolintą, kuri buvo lifesaveris ir nereikėjo nuomotis, kas irgi labai, labai faina. O šiandien jau parvariau iš tėvukų polo, mikropolo ir rėdėsim, jeigu pamatysit mumis ant polo blemba Kaune, tai turėkite omeny, nieko viskas yra ok, vis dar BMWs vadinasi servise. Yes, tai. Jo. Na ir viskas iš esmės, tai labai tikrai dėkingi esam daugybė žmonių, kurie padėjo visoje šitoj situacijoje suktis, kapstytis visais kaip būdais, kaip galiausiai geriausiai gavosi ir taip toliau.
Tai be visų tų žmonių pagalbos, ypatingai be šitų, mūsų mylimiausių. Būtų buvę daug sudėtingiau, daug sunkiau viską pasidaryti ir tiesiog tikrai būtų daug daugiau problematiška. Nežinia, kaip baigtųsi, nežinia, kada mes atsidurtume Lietuvoje, nes taip pakibus, ta prasme, 1500 kilometrų su gyvūnais. Čia yra kosmosas, iš tikrųjų, be maistų mums varžybos, tai dabar mums nereikia nei nukelinėti prepo, nei nutraukti prepo, pilnai visi komforte, visi laimingi, tai yra wow, be milinacų mūsų čia nebūtų. Ja. Šiai dienai, ko gero, būtų kažkur dar pakeliui. Na ir tiek turbūt apie visą šitą kelionę, tai kol kas dar bus galima pratęsti viską vėliau, kai žinosim, kas nutiko automobiliui. Taip, jau vlogę pasimatysim, ko gero po savaitėlės. Jau sekančiam, gal kažką daugiau žinosim, dar vėl, kadangi viskas turi šiek tiek sustoti į vietas kasdienybei, kad galėtumėm pradėti skirti laiko ir vėl pafilmavimui ir kažkam parodymui, nes visam šitam chaose gyventi tai tikrai vargina, tikrai nėra lengva. Dar reikia dirbti prie to pačio, dar darbai jie vis tiek. Ja, kas šiek tiek tai irgi tikrai... Turiu atsiprašyti, kažkiek tai kenčia. Jo, ir vėluoja ir vėluojam šiek tiek daugiau negu norėtųsi, bet visais būdais, kiek įmanoma, buvo stengiamės atrašyti, dirbti ir kad niekas nepasikeistų, nes, kad ir kaip bebūtų, tai yra mūsų problemos, mūsų bėdos, bet mūsų klientai turi to kiek mažiau pajausti. Taip. Tai, žodžiu, jeigu kažkas, tai atsiprašom. Ar netyčia kažkam neatrašom kažkur, tai jūs dar kartą. Duokit žinoti, tai jeigu kas taip. Na ir ką, galiausiai noriu tiesiog dar kartelį padėkoti Milinacam ir jūsų visų paprašyti, kad naudodamėsi mūsų nuolaidos kodu, Rino, kažkur tai. Jo, viską paliekam. Bus čia. Milinacai, čia bus Rino. Užsisakykit jų produkcijos, kiek įmanoma daugiau, kiek įmanoma geriau savo kolegai, mamai, tečiui, sūnui išbandykit, ir bet kam kitam. Tai būtų geriausia padėka ir aš tikrai žinau, kad jūs galit prie to prisidėti nuo mūsų, nes mes jau nežinom, kaip atsidėkoti, tai pagelbėkit mums šitoj tikrai nelengvoj situacijai, užsisakykit, nes produkcija yra tikrai nuostabi. Tikrai vienareikšmiškai, patikėkit manim, kiek mes visko esame išbandę, bet... Visi, kas bandė, nei vienas nenusivylė, tikrai, todėl tai bus didelė padėka iš jūsų pusės jiem, dėl mūsų ir kartu turėsit lygiai taip pat gerą produktą ir, kaip sakau, bus win-win. Tai tikiuosi, kad kiek įmanoma jūs tą daugiau padarysit, nes kaip ir minėjom ir pakartosim dar kartelį 100 kartą, kad esam žiauriai dėkingi už visą operatyvumą, už visą pagalbą, kur tikrai retas žmogus pasiryš tiek padėti čia ir dabar ir tokioje situacijoje. Nes jeigu ne Milinacai, sakau, dar būtume Vokietijai ir vlogo šito nebūtų. Ne, iš tikrųjų, čia buvo kosmosas. Yes. Tai kaip viskas įvyko, kaip viskas susidėliojo, tai tiesiog buvo kosmosas ir labai norim paprašyti jūsų, nuo mūsų, kaip sakant, truputėlį. Ir jums bus gerai, ir mums bus gerai, ir mums bus malonu, ir visiems bus gerai. Yes. Tai, turbūt... Šiai minutei tiek, nes vėl kaip ir kartotis ir šnekėti daug tą patį per tą patį nesinori. Jeigu kažkur kartojamės, jūs nepykit, mumis dar daužo nuovargis, miego mažai, visko, žodžiu, bet stengiamės, režimą laikom, sportai, maistai, viskas čiki. Yes. Viskas, režimas iš esmės yra viskas išlikęs puikus. Taip, miegas jau jisai yra, viskas su juo yra tvarkoj, tik tais jaučias, kad labai pritrūko ir buvo toksai išsimušimas iš ritmo, iš tas nuovargis, tas begalinis valandų sėdėjimas automobilį, grįžimas atgal ir taip toliau, kur, nuoširdžiai pasakius, net nepamenu, kada paskutinį kartą 4 valandą būčiau nuėjęs miegot. Taip, čia nežinau. Metai atgal kažkur, kažkada, bet žodžiu. Ne, čia buvo, žinai, kada per varžybas Lenkijos. Yes. Kai panas mūsų lipo paryčiais, tada nuėjom. Čia ir buvo. Bet ten taip pat buvo sunku. Ne apie tai. bet ne apie tai.
Na ką, Chebryte, tai ačiū, kad žiūrit, Taip. ačiū, kad palaikot, ačiū, kad domitės. Ačiū, kas rašėt ir sorry, jeigu neatrašėm, nes tikrai buvo labai daug reikalų. Na, taigi, nepamirštam, užsisakom riešutų kremų, parašom, netgi galit parašyti ačiū jiem. Ir tiesiog, iš esmės, susitiksim sekančių kartų kažkada, Taip. kai jau turėsim ką parodyti daugiau ir šiek tiek tikimės pozityvesnę gaidą, bet manau, kad labai jau neliūdėjot klausyti. Jo, ir kaip sakant, skaičiavimus mes nutraukėm, nes jau po visų tų sumų mes nustojom tiesiog skaičiuoti. Tiesiog. Nes daug į minusą. Labai Tiesiog daug į minusą. daug į Ir dar minusą. krisim, nes automobilis dar, kaip sakant, nepaimtas į servisą. Parararam. Nieko Taip jau nepadarysi, būna. svarbu visi sveiki ir esame Yes. namie. Svarbiausia, būtent iš Murksi esmės, guli visi daiktai laimingi. yra pataisomi, nuperkami, pakeičiami ir taip toliau. Pinigai Svarbiausia, uždirbami. saugokit save, saugokit sveikatą, neįkvokit nervų, kur nereikia. Taip. Ir ateis laikas, bus viskas gerai. Viskas turi pradžią, viskas turi pabaigą. Tai visada tikėkim gerą pabaigą. Ir ties čia mes out. Ate. Čiau.